Jeigu tu esi analitikas, tu į pardavimus nenueisi. Jeigu tu drąsos iš tikro neturi, svarbu, kad tu galėtum ateiti į tai, kad įeitum į kažkokią komandą. Kas yra blogiausia, tai yra blogiausia būtų solo entrepreneur. Sveiki, aš esu Orestas ir šiandien kalbėsime su Tomu Bogdanovičiu, verslininku investuotoju. Sveiki, mėlyjeji. Taigi, Tomai, jeigu atsuktum laiką ir nusikeltum į savo 25 gyvenimo metus ir turėtum 1000 eurų, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kaip popina dirbtinis intelektas ir taip toliau, ir tavo tikslas būtų pasiekti finansinę laisvę, ką tu darytum iš savo patirties, bet nusikeltum į 25 gyvenimo metus? O, čia geras labai klausimas. Žinok, daryčiau turbūt panašiai, ką dariau. Tu prasme, pirmas pats svarbiausias dalykas, tai yra suvok, koks yra pinigų žaidimas. Nes yra iliuzija pinigų žaidimo, yra koks jisai iš tikro yra, žinai. Ir tą gali suvokti per, dėdamas informaciją į galvą, gerą informaciją į galvą. Ir esminė vieta, esminė vieta šitą, tau bus gerai, kai tu pasistatysi viską šitaip, kad infliacija bus tavo draugas. Čia yra kertinis dalykas. Pavyzdžiui, tu eini į darbą, ne? Taip. Ir vyksta infliacija. Tad tau gerai ar ne? Negerai, nes uždirbu tiek pat, o viskas kainos kyla. Viskas brangs. Taip. Dabar įsivaizduok paprastą dalyką, ne? Tu turi, žinai, verslą, ne? Ir vyksta infliacija. Taip. Dažniausiai tau yra gerai, nes darbuotojų algos infliuoja, tu jie moki tiek pat, ne? O tu kainos pakeli, ne? Aišku, galbūt kažkokios žaliavos truputį pabrangsta, bet tavo ta marža, ne, irgi dažniausiai gerėja, ne, dėl infliacijos. Jeigu tu esi NT ir vyksta infliacija, tau gerai ar ne? Gerai, taip. Nes taip, tavo auga turto kaina, plus tu keli nuomos kainą, nes infliacija. Ne? Taip. Tai vat, ir tada, kai tu žiūri į visas investicijas, ne? Arba į visus, ką tu darai, tu turi pasidaryti šitaip, arba pasiklausti savęs, čia infliacija mano draugas ar priešas. Viskas. Ir jeigu tu pasistatai šitaip, kad infliacija yra tavo draugas, ne? Tu supratai pinigų žaidimą. Viskas. Dabar tu tą supranti beskaitydamas, ne? Besimokydamas. Aš 20, turbūt nuo kokių 22 iki 20, šitai, net gal iki 30, aš bilę kiek mokiausi. Dabar žiauriai daug. Aš jau į visus įmanomus seminarus skaičiau. Dabar nuolatos, aš atsimenu, dar tada nebuvo tų mašinose MP3 visokių dalykų. Aš atsimenu, įsidėjau kompų kolonėlės dar tokias, buvo Creative, žinai. Buvo toks MP3 playeriukas ir aš kažkaip įsijungdavau ir aš kur važiuodavau, pas mane buvo, žinai, universitetas ant ratų. Pas mane visą laiką eidavo audio knygos ir taip, nes nepasidaro šitaip, kad tu sužinojai paslaptį dabar. Ir iškart pas tave viskas okei, ne? Dabar vis tiek tas senas mąstymo šūdas, jisai visą laiką, žinai, gali tave numušt. Dėl to, tas, kaip tu susiformavai, ne per vieną dieną, tu ir pasikeiti ne per vieną dieną. Gal aišku, tu taip, žinai, keitiesi tą vieną dieną, vau, ir tada kažkoks, tai jau, žinai, įvyksta tasai, žinai, tai tu kaip ir, žinai, pasodini, žinai, vieną sėklą, antrą, trečią, ir atrodo, nevyksta nieko, tu ten mokaisi, tu ten kažką tai darai, ir čia atrodo, čia tas pats, ne? Kaip ir nesikeičia, ne? Bet vieną dieną ir išauga, ir tada auga pelekiek, ne? Bet tai ką daryčiau, tai irgi mokyčiausi, ne? Taip. Ir
Ir turbūt, nu, dar atidžiau žiūrėčiau, į kurią pusę pučia vėjas. Ne? Taip. Ir ko nemato kiti. Nes kartais, va, šiuo metu mes matome, žinai, yra vėjas į dirbtinį intelektą, ne, viskas ten eina. Ok, bet ir žmonių daug ten eina, bet ir tas auga smarkiau, ne, vėjas palankus. Nu, turbūt, jeigu kažką ten darysi, gali būti, kad tu neturi būti itin smart, žinai. Kai aš ten pradėjau duošti tontais ten su NT, arba dar anksčiau su reklamą, pavyzdžiui, aš pradėjau reklamos verslus, kai dar nebuvo ten, žinai, Google AdSense. Tik tuo metu atsiradinėjo apskritai Gmailas, žinai. Dar tu galėjai pasirinkti beveik bet kokį vardą ir ten galėjai gauti tik su invitation, ne? Tai konkurentų nėra, internetas atsidarė. Ten anksčiau, nu, jau reikia turėti kažkokį puslapį internetu. O kad puslapį turėti, turi kažkas ateiti. Tai visokie baneriai, žinai. Nu, tai mes pardavinėjom banerius. Ir buvo geras biznis, nieks nežiūrėta ten tų visokių didelių statistikų, žinai, tu nusipirkai banerį, mokėjai mėnesį ir tau gerai, žinai. Tada pamatai, okei, ateina Google AdSense, ne? Vėjas darosi nepalankus, ne? Ateina milžiniškas konkurentas. Dar metas nebuvo, dar Facebook'o nebuvo, žinai. Ir tu tada, žinai, opa, žiūri gerai. Iš to, žinai, reikia pastrauti. Tada aš pardavau tas reklamos verslus, tada mes atėjom į NT. Taip. Į NT aš pradėjau žiūrinėtis ir nusipirkau, žinai, pirmą pačiai pradžiai, ten 2008, prieš krizę. Aš mačiau šitą, tad viskas griuvo ten bilė kiek, ne? Ir tada aš instinktyviai, ne, žinai, pamačiau, kad NT vaikšto aš vienas. Jau visi antiek buvo nudegę, kad net, nu, vat kaip, žinai, vat jeigu nukristų bitkoinas, ne? Vat, žinai, kas investuoja, aš tai neperku jų, žinai. Bet vat, jeigu nukristų kokią 80%, žinai, ar 70%, tada būtų metas, kai visi net nežiūrėtų į tą pusę, ne? Kaip ten buvo NFT ar dar kažkokį, kur ten kažkas ten darėsi šitus ir tada jie, žinai, grįžo į tikrą savo vertę. Nulis, žinai. Tai ten, žinai, nu, tu pamatai, okei, NT šiuo metu neįdomu niekam. Statybininkai be darbo. Kai prieš krizę buvo, kad tenais, žinai, suklijuokit plyteles, tai aš čia, žinai, tik girtas, žinai, klijuosiu, blaivų meistrų nebėra, nes dirba ten milijoninėse projektuose, žinai. Jeigu tau reikia mažo, tu net fiziškai nerandi, tai per krizę tie meistrai kaip, žinai, kaip katės prie kojų, žinai, glaustosi, gal tau tą, gal tau aną. Ir tu matai, okei, žiūrėk, mes esam čia, žinai, ir čia yra palankus vėjas, žinai. Ir tada tu žiūri, okei, vėjas, jeigu tau vėjas pučia į nugarą, nu tau labai mažai ką reikia daryti, žinai. Taip. Nu, tu turi daryti. Tu neturi ten tik tai medituoji, žinai, nu, ten, kad tenais vizualizuoji, taip toliau. Nu, gal vizualizacija reikalinga, kad aiškiai žinot, ko nori, žinai, bet be veiksmo tas, nu, nepasidaro, neužsibaigia, žinai, tas, žinai, neateina materialių, žinai, rezultatų. Gal tu emociškai ir gerai jausies. Nu, tai va, tai iš esmės šitą mokytis, ne, investuoti, žinai, nu, aš investavau daug pinigų į mokymus. Nu, ir čia turbūt viena geriausių investicijų, nes tą, ką tu visą laiką turi su savim, žinai. Nu, taip. Tu prasės. Ir, žinai, ir tavo pasikeičia visas, žinai, suvokimas. Va, ir tada viską, žinai, ir tada tu žiūri, kas tau patinka, ko tu nori, ne, ir į kurią pusę pučia vėjas. Ir eini. Taip. Ir tada, žinai, tada svarbus dar suvokimas, kad, žinai, būtų ne man gerai, ne, bet ir man gerai. Va čia tas ir yra toksai šiauriai svarbi vieta. Ne man gerai, bet ir man gerai. Ką tai reiškia? Kad tai reiškia, tavo klientui turi būti gerai. Taip. O Viskas. dabar
dabar dar klausimas, vat, iškylo būtent į tą mokymosi temą. Kaip pat tu šiais laikais, tarkim, rekomenduotum, kai yra informacijos perteklius, mokytis? Kaip atsirinkti tą tinkamą informaciją tau? Nes, tarkim, mokinės ten į konkretų dalyką, tarkim, ten algoritmas išmeta visai kitą dalyką ir atsiranda tos pagundos, tarkim, gal šitą geriau, mes čia iššoko kažkoks ten video reklama, dar kažkas čia 10 kartų greičiau, taip ir taip. Kaip atsirinkti tą? Jo, čia sunku, ta prasme, čia dabar, ypač dabar, kai tu žiūri 2 video, ne, pavyzdžiui, jeigu tu tiesiog mokys ten nuotoliniu būdu ir tu nesupranti, kuris iš jų iš tikro yra tiesiog pasakęs sugeneruok ir ten gal visiškas brėdas, o kitas, iš tiesų, padarė pas. Aš tai galvoju atsirinkti mokytojus, ne, ir atsirinkti mokytojus pagal tai, kad tau kažkas pasakys, aš iš jo mokiaus, ne, ir gavau, ir man pasisekė, ne. Nes daug yra tokių, kurie žymus, ne, jie moko, bet tolko nėra. Jų mokiniam nesiseka, žinai. Tai ieškot, kad pasiklaužinai, kas, pamatai, žinai, sėkmingą žmogų, žinai, iš ko tu išmokai, ne? Čia turbūt esminis, žinai, klausimas ir tada ne tiek žiūrėti į algoritmą, ne? Bet žiūrėti šitą. Ir dar kažkas gal, žinai, pasakys, kad, žinai, tu čianais yra, žinai, čiagi pasenę kažką, žinai, dabar jaugi čia viskas naujo ir taip toliau. Principai nesikeičia. Technologijas ten keičiasi, ar tu ten per Meta gausi ten kokį lydą, ar ten per šitą, ar ten Google, ar ten kažkas atsidarys dar naujas, ar dar kažkas, ne? Tai čia skiriasi tokios mažos detalės, ne? Bet esmė nesikeičia, žinai? Tai tau reikia suprast, kad, mes gyvenam kapitalizme, ne? Tai pirmas dalykas, ką tu turi turėti, tai kapitalą, ne? Jeigu tu neturi kapitalo, tai kam tau tas, žinai, kapitalizmas? Šitągi. Tai tada tu turi susidėlioti, kad iš to, kad tu uždirbi, tau pasilieka, žinai, kapitalo. Ir tą tu investuoji. Tai čia yra, jeigu tu to nesusitvarkai, tai tada tu vieną dieną uždirbi daug, žinai, ir tu džiaugiesi, ir tu realis, ir tavo aфиgenai, paskui kitą mėnesį tau kažkas nepasiseka ir tu tenais, žinai, prie grindų guli, nes tau ten, viskas nebepasisekė. Bet kai tu išmoksti dalį srauto pinigų, žinai, atidėt, tada pas tave pasikeičia visa, žinai, visa galva. Ir tada pas tave šitą pradeda atsirasti kapitalas. Ir paskui jau eina šitą palūkanos, vadinkim, grąža iš grąžos. Ir tada kuo toliau, tuo geriau įsauga. Ten, kol tu turi ten, nežinau, 10 000 eurų, ar ten 3 000 eurų, ar ten šitą 50 000 eurų, atrodo, viskas taip lėtai. Bet paskui su laiku tas taip auga, žinai. Tai čia yra svarbu, kad, žinai, kuo tu anksčiau tą kapitalą susitvarkai, ne, tai yra, kad tu užsidirbi ir tu neišleidi iškart, žinai, visko, bet, ir sau duodi, ir žinai, investuoji. Ir viskas, ir tada, žinai, tokia paprasta, žinai, paslaptis. Taip, tai dabar dar vienas dalykas. Kaip ištaisyti, manau, kad tai yra mąstymo klaida, susiformavusi tikriausiai iš tiek socialinės medijos įtakos ir taip toliau, kad norint kažką pasiekti gyvenime, tapti sėkmingu, šiuo atveju, tarkim, kaip tu, kad dirbant samdomą darbą yra kažkoks tai silpnumo požymis, nepožymis, kad dirbant samdomą darbą tu nepasieksi tos finansinės laisvės. Kaip ištaisyti tokią klaidą, nes atrodo ir tas riboja ir kerta per kitus gyvenimo aspektus, kai mintyse atrodo, aš galiu daryti tą, atiduosiu visą laiką ir tas antrinis stresas pradeda kerst, o gal taip geriau daryti, gal...
O, tai va čia svarbu, žinai, supras, kad, ta prasme, esminė vieta, va tas kapitalo kaupimas, ne? Jisai ir paskui tu jį investuoji ir jis tau duoda gražų, ne? Ir jeigu tu jį teisingai susinvestuoji, tu gauni ir tenais, ir, vadinkim, dividendus, ne? Nu, arba periodinės pajamas, plus visas tas kapitalas auga. Nes jeigu tu pasidarai tik tai vieną, pavyzdžiui, įsidedi kažkur, ne, ir ten užsilokini ir tu negali išimti nieko, tu kas mėnesį tu nesinaudoji to, jis tik ten auga arba ne, žinai. Bet jis iš esmės tai visų pirma yra pats pirmas įprotis, tai va tas atidėjimo, žinai, įprotis, kad tu galėtum iš to, ką uždirbi, dalį, žinai, atidėti. Ir kuo anksčiau, tuo geriau. Ir aš tai atsimenu, aš tai pasidariau Excelį, žinai, pasižiūrėjau, kiek aš vidutiniškai gaunu, ir ten būdavo, žinai, tenais šitą, ten studentiški, žinai, dalykai, šitą, tai tenais maži pinigai, šitą tu, nu, ta prasme, moki iš jų gyvent, ne? Ir tu sakai, okei, iš to, ką gaunu, va, dabar vidutiniškai, aš atidėsiu ten 10%, iš to, ką gausiu virš, aš atidėsiu 50%. Ir šiuo metu AI amžiuje tu gali va, tiesiog pasidaryti, žinai, ar ChatGPT, ar Claude, ar bilekas, kas be atsirastų, ne, atskirą projektėlį ir pasakyti, žiūrėk, aš uždirbu tiek, ne, ir darom taip, aš tau pasakysiu, kiek aš kada gavau pinigų ir tu man pasakyk, kiek man, žinai, atidėti investavimą. Ir viskas. Arba pasidarai Excelį. Aš atsimenu, tada pasidariau Excelį ir, žinai, ir vis įvedi, kad va, čia gavau to, o čia tą, žinai. Ir jis žiūri, jeigu tu gavai virš ten to žinai, šitą, nu, nuo to, kur tavo bazė jis atideda 10%, o nuo to, kas virš jis atideda 50%, kad tu, žinai, nu, kad tu nepindėtum augant, žinai, atlyginimą. Nu, nes būna žmonės, tipo, nes, nu, tu tada nesukursi to, žinai, kapitalo, jeigu tu jį, žinai, iššvaistysi. Viskas. Ir tada, ir va čia yra ar tu versle, ar tu šitas samdomam darbe, jokio skirtumo. Tu, va tas įprotis yra, žinai, būtinas. Ir tada, žinai, atsiranda, kad ten, žinai, automobilis, maksimum ten 2-3 mėnesiai, žinai, šitą pajamų. Nepatinka, ką gali už tą, žinai, nusipirkti, uždirbt daugiau. Tiesiog, žinai. Ir viskas. Ir tada jau atsiranda, nu tai čia yra atidėjimo dalykas. Jis yra nesvarbu, ar tu samdom darbę ar ne. O tada jau eini ir žiūri, nu, kokia aš esu, žinai, asmenybė. Ne? Ar aš esu kūrėjas, ar aš daugiau analitikas, žinai. Ar aš galiu pats kurt verslą, ar man geriau, kad mane paimtų, žinai. Nu, va čia tada jau nuo tokių, žinai, prigimtinių savybių, žinai. Nes aš, pavyzdžiui, mano partnerių nemažai yra, žinai, su, žinai, analitiniais gebėjimais ir aš matau, kad aš, pavyzdžiui, nu, jeigu reikia, aš galiu susifokusuoti ir pabūt, žinai, trumpai analitikas, ne, bet mano mąstymas, ne, yra daugiau kūrėjo mąstymas, žinai. Tai, bet kai aš turiu, žinai, tą analitinį, ta prasme, konstruktorių, vadinkim, tą mąstymą šalia, nu, ta prasme, partnerė, ne? Tai mes galim pasiekti daug, žinai. Jisai vienas, ne, jisai turi didžiulės galės, bet neturi va to, žinai, krypties, kūrybos į kur eit, žinai, nepamato. Tai va dėl to tada, žinai, iš kurios, kas tu esi, ar tu esi daugiau kūrėjas, ar tu daugiau analitikas, žinai. Jeigu tu esi dažnai analitikas, konstruktorius, tu turi atrasti partnerystę su kūrėju, ir, žinai, ir tu kaip, žinai, kaip dama praktiškai sėdi ir lauki, kol tave pakvies, žinai, šokt. Šitą. Nu, nes tu net nežinai, žinai, nu, tu galėši, žinai, prieiti ir pasakyti, darom, žinai, ir panašiai, ir tai, žinai, ypatingai verta. Jeigu tu esi, žinai, kūrėjas, pas tave bus daug idėjų, žinai, ir tu vis, nu, bet, žinai, pas tai problema, kad tu, nu, neužsibūni, žinai, ant tos idėjas. Tu turi vieną, tada turi jau kitą, tada penktą ir panašiai, ne? Bet tu turi, žinai, pasistengti, susikoncentruoti, susiburt komandą iš analitikų ir net ir tokio pačio kaip tu, bet
žinai, ar stipresnio, ar panašiai, kuris eis į tą pusę, žinai. O tada jau tu, nu, ten pastatyk gerai, kad galėtum išeiti iš to verslo, tada eini į kitą verslą, žinai. Panašiai. Ir su samdomu darbu, aišku, žinai, yra būna tokia bjauri stadija, kur, blemba, nebedirbt negaliu, nes iš ko gyvensiu, žinai. Verslas dar mažiukas, o jeigu dirbu, tai neturiu laiko verslo. Nu ir tada čia va ta didžioji, žinai, kryžkelė, kaip tą, žinai, pasidaryti smoothly. Nu, taip, žinai, ta prasme, sklandžiai. Nu ir greičiausiai vis tiek, žinai, ateina tas dalį dienos paskiria verslui, žinai, eina, nu ir tada ir taip pat ir išsisukia. O žiūrėk, tarkim, dabar paimkim tokią situaciją. Pastatyk save į tokią vietą, kad dabar turi, tarkim, 0 pinigų, nu, tarkim, ten 100 eurų. Taip. Ir idėjos sukasi apie verslą, kad mintyse taip užprogramuota, atrodo, kad reikia eiti all in, bet atrodo kažkas stabdo. Kad pradedi daryti, tarkim, išsilaikai, ties viena idėja, ten dirbis, bet tas stresas toks, kad o blemba, o jeigu nepasiseks, atrodo sustabdo šiek tiek. Nu, tai žiūrėk, tai čia yra normali reakcija. Aš atsiprašysiu biškai kažkokią slogą. Okay. Žiūrėk, čia yra tokia normali reakcija. Žiūrėk, normali reakcija, kai organizmas sako, nu, žinai, Antanai, Petrai, nu, tu kažkur neaiškiai eini, ne? Tai visų pirma, ką verta pasidaryti, tai verta pasidaryti pinigų srautų prognozę. Arba pasižiūrėti, nu bent jau tiesiog tūbai pažiūrėti, ar tą, ką tu darai, ar tu esi bent pelningas ant popieriaus. Paskui jau pažiūrėsi, kas bus, nes dažniausiai žmonės daro ir net nepažiūri šito, ne? Nu, tai va, kaip išimtas stresą. Vienas, va, imt pasižiūrėti, okei, čia ar ne čia, ne? Tada dar, aš atsimenu, vienas, vat jeigu aš turėčiau tik 100 eurų, ką aš daryčiau, ne? Aš turbūt vis pradėčiau nuo pardavimų. Jeigu aš nesu tas, žinai, analitikas, konstruktorius, aš irgi, vat, nuo koks tu esi, žinai, kas tu esi, nes šitą ir ką pasidaryčiau, o šiuo rytu išnykai, ai ne, viskas ok, šitą, čia gal buvo tiesiog suryšiu šitą. Ir va šitų gal net nekarpam, jeigu būna aiškiai, kaip pas, žinai, kaip, kad matytųsi tas netobulumas, o ne kaip pas dirbtinį intelektą. Aš kalbu ir taip toliau ir panašiai. Nu tai va, tai va, tai jeigu tu nesi tas analitikas, ne, tu eini į pardavimus. Ir vienas svarbiausių skillsų tai yra išmokti pardavinėti. Aš atsimenu, kai aš pradėjau, aš smarkiai mikčiojau, man buvo bėlė kaip sunku, bet aš matau, kad tas yra, žinai, absoliučiai būtina. Absoliučiai būtina. Jeigu tu neturi pardavimų, skillsų, ne, o, aš matau, kad tu atsijungi. Ok, tai mes pasilikom vieni su pardavimų skillais. O, aš matau, kad čia pas tą atsijunginėja kažkas? Ar tau skambina į kažką? Esi Orestai? Tomai, girdi mane? Na, aš tavęs nebegirdžiu per mesendžerį. Man čia kažkas atsijungia šiek tiek. Tu jos, tu mane girdi, tai? Ne, negirdi? Negirdžiu per mesendžerį. Apsauga. Tu jos. O? Pašnekėk. Ai, tu išjungi. Nu? Taip, o? Dabar girdi? Jo. Ok, kažkas šiek tiek techniniai nesklandumai. Nieko tokio. Jo. Tai va, tai jeigu tu esi, žiūrėk, jeigu tu esi ne analitikas, ne, tai tau itin yra svarbu išmokti pardavinėti.
Tiesiog. Čia yra didžiausia baimė. Čia yra, tiesiog, vat smegenys veikia šitaip, kad jeigu yra pardavimas, tai čia kažką siūlyti ir panašiai. Ir kad tą susivokimą, ne, kad pardavimas apskritai yra tik apie, pagalbą. Va tas tikras pardavimas, aš, pavyzdžiui, žinau, kad jei aš matau, kur aš galiu parduoti, bet aš neparduodu, nes aš matau, kad jam nebus gerai klientai. Ne? Bet kai tau eina, kai tu pakeiti galvą iki tiek, kad pardavimas yra tik tai, šitas, kaip misija, ne? Kaip misionierius, tada pas tai žiauriai daug kas pasikeičia. Tu pradedi matyti viską visai kitaip. Tai va šitas skillsas, kurį tada, aš atsimenu tą reklamą, kai pirmuose versluose pardavinėjau pats. Tuo metu aš smarkiai mikčiojau. Būdavo skambinti, ten visas, tavrase, susitikimą, tada tenais pitchas, ten panašiai, tenais atsiųskite mailų, ne mailų nesiūsim, aš čia taip toliau. Dabar tai easy. Įmeti kažkokią nuorodą ir jau, gali pasikalbėti. Bet va tas suvokimas žiauriai daug duoda. Tai jeigu turi 100 eurų, eini išmokti pardavinėti. Ir išmokti pardavinėti net pardavimų technikų, bet suvokimo, kaip veikia pasaulis ir kaip veikia pardavimai, kad tu parduodi tik tai, kas gera, Kad čia nėra įsiūlyta, ne? O padėti žmogui nusipirkti ir padėti suprasti, kad jam to reikia, o ne ką jis galvoja, Tai va, čia yra tas dalykas žiauriai daug pakeičia, ne? Tai čia va tas. Tada iš tų pardavimų aš, kažkiek užsidirbčiau. Kad būtų ne 100. Taip, ir dar papildysiu, o kaip tarkim, kad užsidirbt? Kaip tą užsidirbimą pastatyti į antrą vietą, kad jis nebūtų motyvas, kad aš mokus pardavimų, duokit man, aš noriu uždirbti pinigų. Kaip pastatyti, Žiūrėk, viskas gerai yra uždirbti, bet va čia ta esminė taisyklė. Ir man. Ne man, o ir man. Ir čia esminė vieta yra ir. Ne? Jeigu pas ta ir nėra, pas ta šūdas. Pagrindinė tai taisyklė, kad turi būti gerai ir man. Tai svarbu yra teisinga intencija, taip? Taip, pas tai, kad tu eini tam žmogui padėti. Jeigu tu jauti, kad tu jį, ten apviniosi, ne? Tu neini. Nes paskui pas tai ateis gėda, šmėda ir visa kita, ne? Bet kai tu, ir tu aišku pasirinkai tada tokį produktą, kuris iš tikrųjų geras, o ne ten koks nors, va čia, tipo, gražus pristatymas. Ir tada tu pradedi suvokti, kaip žmonės veikia, kaip žmonės masto. Ne? Ir tau tie pardavimo įgūdžiai tau leis pritraukti, gerus partnerius. Nes turi galvosi ir man gerai. Taip, ne man gerai, o ir man gerai. Taip, smulki detalė, bet tikrai, manau, daug duoda. Kaip ir pats minėjai. Jinai esminė. Ta prasme, va šita detalė apskritai yra esminė darant verslą. Kad, kad bus gerai ir man, tai reiškia tik tada, kai bus gerai klientui. Jeigu klientai negerai, viskas. Tavo verslas yra šiauriai trumpalaikis. Arba bet kokia veikla yra tik tai, ir pasibaigs. Reiškia, tu gal kažką sugalvoji, kaip čia prastumt kažką, kas yra nevertinga. O kas nevertinga, tu neužaugs. Tai va čia pardavimai. Jeigu tu esi analitikas, tu į pardavimus nenueisi. Tu ten, tiesiog prasmėgsi, per žemę. Bet jeigu tik gali, jeigu nors truputį yra, drąsos, nes yra žmonės, kur kaip jie geriau, jie va tą 100 eurų paskutinį jie atiduos, kad nereiktų pardavinėti. Paskutinį turiu omenyje, atiduos. Tai va čia svarbu, turėti gerą,
nu, motyvacinės iš to, nu, bėlė kiek gausi daug. Bet tam reikia drąsos. Va drąsą turi ne visi. Dabar jeigu tu drąsos iš tikro neturi, ne? Ir tu esi, va, ta, žinai, nu, inžinierius konstruktorius. Nu, va, kuris moka ten suskaičiuoti viską, bet kuriam geriau, žinai, pabendrauti e-mailų, tekstų, žinai, ir panašiai, ne? Svarbu, kad tu galėtum ateiti į tai, kad tu įeitum į kažkokią komandą, ne? Tai tu tada eini arba per kažkokią, žinai, šitą, žinai, technologiją. Nu, tu gali išvystyti kažkokią technologiją ir ateiti pas kažkokį tai šitą ir sakyti, žiūrėk, aš turiu tokią technologiją, davai darom. Ne? Nu, va čia, žinai, arba tu tiesiog, žinai, nu, nes tu esi kaip, žinai, žvakė be žiebtuvėlio, ne? Kur tu, žinai, tu negali. Nu, tarsi, tave turi kažkas uždegti, nes tu pats, žinai, nedegi. Arba žvakė, kuri, žinai, kurią viską, žinai, kas savaitę reikia uždegti, parodyti kryptį, žinai. Tu turi atrasti tokį partnerį, žinai. Tai tu tiesiog eini ir pasakoji apie save, žinai. Ir tai tau sunku pasakoti apie save. Nes tu, žinai, esi kaip dama gal ir galvoji, kad gal geriau, kad prie manęs prieitų. Nu, tai gerai, ten, žinai, nu, eik į tai, kad ateitų. Bet tu vis tiek ta partnerystė būtina. Kas yra blogiausia, tai yra blogiausia būtų solo entrepreneur. Tad dirbi bile kiek ir tau kelio į finansinę laisvę nėra. Nu gerai, gal tu užsikalsite, žinai, kapitalą susiinvestuosi ir tada iš to eisi, ne? Bet iš tos individualios, nu, kur tipo dirbu, tai ten yra tik darbas ir tada gaunasi, kad kai tu atostogauji, tu turi atostogų išlaidas ir plus negautas pajamas. Ir pas ten viskas sustoja tada. Tada nebesinori atostogauti, žinai, ir tai ne finansinė laisvė, nes finansinė laisvė tai yra visų pirma apie gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybę. Ir jeigu tu kažkaip tai turi daug pinigų, bet tau gyvenimo kokybė negera, čia ne finansinė laisvė. Ta prasme, fokusas į gyvenimo kokybę. Supratau. Ir dar, kad neužsitemptume, dar toks klausimas. Kaip tau pačiam teko įvertinti, einant savo keliu, aplinkos įtaką? Kaip atsirinkai aplinką? Kokie žmonės tave smugdė žemyn, kurie tave pakilėjo į viršų, tarkim? Kaip atsirinkta aplinką nepasimest? Žinok, kai tu keitiesi, nu tiesiog būna arba vaibas, arba nevaibas, ne? Normalu, kad aplinka tave smugdytų, tai nu tu tiesiog biškį atsitrauki ir viskas nuo tos smugdančios aplinkos. Pas tave atsiranda kiti žmonės. Aš atsimenu vieną tokią pirmųjų knygų, kurią man davė mama, buvo Jonathanas Livingstonas Žuvėdra. Tai yra tokia nedidelė knygutė, audio galima paklausyti, ne? O va ten tokia, žinai, va visa trumpa esmė, žinai, vaikams. Tai aš va dabar vaikams savo prieš miegą jungiu, kad jau, žinai, užmiginėtų su šita knyga ir panašiai, ir va tai va eina, ne? Tai bet čia va ten tas vas, tik tai ten, žinai, išmetė jį iš būrio, ne? O čia tiesiog tau bus net tiek įdomu. Tu rasi geresnius, ne? Ir čia, nu, ten, kad smugdo, kad ten visi galvoja, koks tu šūdas, o tu parodysi, kad tu nešūdas. Nes šita intencija tokia, nu, tada prasė, eini ir darai, žinai. Nu, žinai, kaip ten, žinai, atsiranda, būk, žinai, vyriškas. Žinai, sužino, kas ten yra vyriškas. Nu, blemba, kai tau yra pofik, ar tu vyriškas, tai tu ir esi vyriškas. Čia yra esmė, žinai. O ne ten, nu, žinai, išmok, kaip ten būti vyriškas. Vyrui pofik, ar jis vyriškas, žinai, jis tiesiog yra, žinai. Tai va čia kažkas panašiai, žinai. Nu, tu vat eini, mokais ir
čia vat, žinai, kas yra svarbu, vat, į ką mes ateinam, žinai. Tai vat į tą savo, žinai, tikslą, ne? Ką tu, nu, į savo viziją, žinai. Ir va čia visgi tokie paprasti dalykai, kaip, žinai, svajonių lenta, ne? Nu, dar žurnalų, kol įmanomas surast, galima išsikarpyti. Arba net susigeneruos su AI, ko tu nori, ne, arba, nu, ir susikliuot, kad tu tam matytum, ne? Tikslai. Nu, nes tu, žinai, problema ne kad tave ten žlugdo, ne, bet kad tu pats pameti kelią. Va čia yra problema. O pameti kelią tada, kai jis tau ne iki galo aišku, žinai. Bet jeigu jisai aiškus, tai tu jo nepamesi. Jisai varo. Va čia. Čia tada, žinai, nu, ir tada ten ta aplinka, nu, jinai, aplinka, pasilieka aplinka, žinai. Tu tiesiog atsitrauki nuo tų, kas yra, nu, toksiški, tau, žinai, su jais tiesiog nevaibas. Kartais, aišku, žinai, atsiranda situacija, kad tu, pavyzdžiui, augi ir tu turi ten, ta prasme, nu, sutuoktinė, ne? Taip. Ir tu galauji greičiau negu sutuoktinis. Ir tada svarbu kartais sustot biški palauk, kad jisai, žinai, nu, irgi ateitų. Nes, nu, žinai, pavyzdžiui, nu, aš, žinai, iš vyriškos, žinai, pusės galiu pasakyti, aš nežinau kaip iš moteriškos, bet aš žinau, kokią didelę sėkmę man, nu, gal kokią didelę įtaką mano sėkmė turėjo ir turi mano žmona. Dėl to, kad jinai yra. Ne dėl to, kad jinai man ten, nu, kažką tvarko, ne? Bet dėl to, kad jinai yra. Jinai, va, ta, žinai, įkvėpėjas, žinai, šita, tas, kuris yra kelionės, žinai, partneris, ne? Ir, pavyzdžiui, buvo gal metas, mes, žinai, seniai esam kartu, kai aš ten mokus, taip, matau, kad jinai ten ne, tu turi taip, nu, nespaus, kad, o, žiūrėk, tu ten, va, žinai, tipo, tu po truputį pasakai taip, ir, pavyzdžiui, ir tu vieną mokys, tai, nu, ta prasme, jinai kažką tai kitą, žinai, ir taip toliau, ir tada jūs atrandat kažką tai bendro. Nu, va čia yra tokie raktiniai dalykai, kurie bėlė kaip yra svarbus. Va čia, žinai. Taip, labai geras atsakymas. Ir dar vieną, tada trumpai apibendrinam, kaip sukauptą kapitalą tęst toliau jį augint, tarkim, įdarbint savo pinigus, o ne kad pasiekiai tam tikrą sumą, valio, varom, į kairę, į dešinę ir viskas išgaruoja ir vėl sėdi ant nulio. Tai čia tada atsiranda, žinai, nu tai yra du dalykai. Atidėjimas, žinai, kiti sako ten dumpimas, ne, bet, nu, iš tikrųjų tai yra, žinai, atidėjimas ir aš, pavyzdžiui, šitą versle išlaidas skaičiuoju, bet asmeninių išlaidų ne. Nu, esu kažkada ten primetęs, kiek ten maždaug yra metinis mano biudžetas šeimos, ne? Bet apskritai, jeigu tu atidedi teisingai, ne, visą kitą leidi ir, nu, iki kol baigėsi. Bet tas, kas atidėta, turi nesibaigti. Dėl to turi būti atskiros ten sąskaitos, ar ten, žinai, aš atsimenu, ten tos sąskaitos dar buvo tokios, dar būdavo, žinai, grinų, ten 2000, ten kokiais ten 7, 8, 9, žinai, kai pradžia buvo, tai dedi į vokus, ne? Vienas vokas čia yra investicijom, kitas yra kelioniam vokas, ten kitas yra ten buičiai, trečias yra tenais mokymuisi ir tada ketvirtas aukojimui. Nu, kažkas apie tai, žinai. Ir tada gaunasi, kad tu kaip ir pasidarai, kaip tu turi valstybė, tu esi tu namie turi valstybę ir jai moki mokesčius, įsivaizduok, ne?
Ir tu ten atidėjai, sumokėjai ir ten tavo valstybė, jinai ten vat, jau atidėjo, ne? Jinai ten jau veikia. O tu visą kitą išleidi, kur nori, jau tu ten nebeskaičiuoji. O tas ateina. Tai va čia pirmas etapas. Kol šito nėra, tai nėra apie ką investuoti. Tada investuok į šitą, žinai, į tai, kad tu Excelį pasidarysi, žinai, ir tai, kad tu žinai, suprasi, kad čia yra esmė. Nes kai kurie sako, jo, žinau, ten reikia, bet nedarau, žinai. Nu tai nedarai, tai nedarai, esi kur esi, žinai. Nu ir viskas, ir tu žinai, ten ir būsi, nes šiandien nepasikeis. Nu va, o tada, žinai, va tada ta kita pusė, žinai, kuri yra investavimo pusė, jau tada dar antras mokslas. Visų pirma, tu turi turėti ką investuoti. Jeigu tu neturi ką investuoti, tu investuoji į mokslą. Į knygas ir į mokymas. Viskas. Kai turi ką investuoti, tada jau, nu, tarsi, kai tu turi ką investuoti, tada investuoji į tai, kad tu pasidarytum automatizmą, žinai, tų atidėjimų. Kai automatizmas atidėjimų yra, tada tu investuoji. O kai investuoji, tai tu investuoji pagal keletą kriterijų, kad būtų dvi grąžos, ne? Tai yra viena grąža, kad tas, į ką tu investuoji, auga vertėje. Antras, tas, į ką tu investuoji, tau duoda ir periodinės pajamas. Ne? Čia gali būti NT, gali būti verslas. Ne? Bet verslas, kur tu viduje. Arba gali būti ir akcijos, kur ten jos ir auga ir ten, žinai, išmoka ten dividendus. Ne? Va. Bet esminė vieta, kad turėti, supras, kad investicinė grąža yra iš dviejų elementų. Žmonės tiesiog nesuskaičiuoja šito. Pavyzdžiui, jeigu žiūri ant grąžą, ne? O, sako, ten nuomos grąža ten X, ne? Nu gerai, nuomos grąža plus užaugimo grąža, ne? Nu, ta prasme, iš tų dviejų susidaro reali grąža. Nes aš, pavyzdžiui, anksčiau, aš investuodavau, man ten, nu, ten cashflow, man ten vertė, žinai, nesvari buvo. Aš atsimenu, esu sakęs, kad gali NT kainuoti ir 0, kol yra ten nuomininkas, kuris, žinai, moka nuomą. Viskas. Gali būti 0. Tada NT mokėsis 0, viskas, 0, žinai. Nu, tipo, tu šitai, bet iš esmės tai viskas, nu, ir tas auga, žinai. Tada, tu turi dvi grąžas, nes aš atsimenu, mes, žinai, kažkada, kai pradėjau, žinai, investuoti, manęs, žinai, klausė ir aš nemokėjau paaiškinti, ne? Kaip čia taip, dėl ko jam tai gerai, nes ten sako, remontai, nusidėvėjimai, tu pažiūrėk, tau nuomininkas tą sumoka, į tai nelieka nieko, žinai. Nežinau, kaip tai nelieka, bet lieka, žinai. Taip, žinai, tiek paskui, žinai, tau aišku pasidaro, kad čia yra dvi grąžos, ne? Vienas ir kitas, ne? Jeigu tu investuoji, pavyzdžiui, kokią nors, žinai, ten saulės panelis, ne? Tai kokias tu turi grąžą, žinai? Tu turi ten tą kilovatų pardavimo grąžą, nu, ta prasme, periodinės pajamas, o antra kokia? 0. Nu, už kiek tu parduosi tą elektrinę už 30 metų? Dar užsimokėsi už utilizavimą. Ir tada, kai tu moki va taip skaičiuoti, ne? Tu žiūri šitą. Tada, pavyzdžiui, kai kurie sako, nu, aš ten investuosiu į fondą, jisai auga, ne? Ok, ką tai reiškia? Jisai nemoka tenais periodinių, nu kaip dažniausia, ne? Bet jisai deda į augimą. Ne? Tai gerai, tai vėl tu turi tik vieną grąžą, tą antrą, ne, kuri, nu, žinai, neturi pirmos. Nu, tai va, tai čia dabar yra svarbu, kad tu tiesiog mokėtum suskaičiuoti. Ne? Pavyzdžiui, jeigu tu eini į darbą, ne? Tu ten daug dirbi. Bet jeigu tu darai verslą, tu gauni už tą verslą. Nu, ta prasme, tuo metu, kai darai, gauni pelną, plus paskui parduodi verslą. Jeigu eini į darbą, tu gauni, kiek gauni už darbą ir išėjai iš darbo, išėjai. Viskas. Tu neparduodi. Nu, gal išeitį negausi, ne? Bet viskas. Vis tiek galų gale grąža viena gaunas. Nu, tai grąža viena. Nu, tai tau vat ir gaunas. Ir kai tu tą supranti, dar, žinai, prisimeni, ką mes kalbėjome apie infliaciją, tada dar pažiūrėjau, o kaip yra paskolos, ne? Jeigu aš esu, tu gali pasiskolinti, kol tu gali jas išmokėti, ne? Nu, su kažkokiu, kad tau streso nebūtų, nes ten, kai krizė, aš nežinau, kas ten, žinai, buvo 2008-2009. Aš atsimenu, buvo nuomininkas už ten
bendrabutį už 700 litų į mėnesį. Ir atėjo krizė, aš tada jis sako, gal pamažinam, kažkam padariau 600, nes jis buvo statybininkas, tada visos statybos užsidarė, jis išvažiavo. Tada prastova, tada nuomininkas už 2 Mhm. Nu, kad įsivaizduot ant kiek. Taip, aš Tai va, palinkėčiau kiekvienam žmogui, vat, pasisemti, išsinešti kažką vis tiek pritaikys iš valandos trukmės pokalbio kažką savo, kad ir mažą dalelytę, bet vis tiek, gal jį ir užkursta mažą dalelytę, kurios jam reikėjo. Ja, žinai, kaip būna. Viena dalelytė, antra dalelytė, trečia ir paskui, opa, žinai, žinai, ir ateina. Tai man tai gera, žinai, kai aš girdžiu, kad šitągi, va, tu pasakėjai, padariau ir aфиgenai. Ir dėl savęs, ir dėl manęs, ir dėl Oresto parašykite į komentarus. Gal ką pasiėmėt, o gal ką esate darę, žinai. Taip, Čia būtų, žinai, toksai geras, žinai, paleidimas į žinai, kosmosą, žinai, geros informacijos. Tai va. Tai ačiū jums. iki. Iki viso.